Žino tą išsireiškimą, dolce far niente. Sakinys, kurį savo kartoju kiekvieną kartą Italijoje. Saldus jausmas neveikti nieko. Čia mano atvirutė apie tai. Slampinėjam ir dairomės bereikšmėse vietose. Randam saldumą, kai jokia kaltė ar laiko spaudimas mums negalioja. Tai dovana būti čia, be tikslo ir be plano. Mokome sėdėti be tikslo ir žiūrėti be skubėjimo. Po metų tikriausiai neatsimintumėm to vieno muziejaus, į kurį ėjom, nes visi eina. Po kelių metų neatsiminsim tų griuvėsių, kuriuos aplankėm. Bet po 10 metų matyt atsiminsim šią akimirką. Jos kvapą, tos kavos kartumą ir saulės spindulius šildančius mūsų nugaras. Atsiminsim tą saldumą, kai niekur nereikia skubėti. Pietiečiai išmoko mus ilsėtis, būti ir kvėpuoti gyvenimą. Mes bėgam, o jie stebi. Turbūt todėl čia norisi grįžti vėl ir vėl. Grįžęs visada pasižadu gyventi lėčiau, matyti plačiau ir patirti tikriau. Nepamiršti tų pamokų. Rasti laiko nieko neveikti, bet kartu ir veikti viską. Kiekvieną kartą tą sau kartoju ir kiekvieną kartą tą pamirštu.